Sveiki visi bateremontas žiūrovai. Na ką, pašnekėkim trumpai apie hidroforus. Manęs klausė ir gan dažnai klausė. Vytai, kokį hidroforą pasirinkti? Žinokit, čia toks pats atsakymas, kaip ir su skalbimo mašinom, kaip stand-uplojam. Kokį pasirinkti? Sakau, visas vienodas š. Nieko gero pas mus Lietuva neveža. Vien žodžiu, nusipirkau hidroforą ir iš brangesnių, amerikietišką. Ir žiūrėkit, atėjo pavasaris, net ne pavasaris, šiandien antra vasaros diena. Ir įsivaizduojat, siurprizas, per mano gimtadienį, per birželio 2, aš gavau tokį siurprizą. Tiesiog elementariai trūko hidroforo filtras ir net nežema. Ir jūs man pasakykit, pirkti ar brangų, ar pigų. Ir sakykit, reikia tik tai brangesnius produktus pirkti. Nu taip, aš irgi sutinku, bet va, pasižiūrėkit. Nu ką, dabar ardyti visą valyti, siurblių nieko įsiplėtimo indų irgi kaip ir nieko, bet elektrinė dalis. Kaip su ją būt, jau pradės urdyti. Tai va tokie šposai pasitiko mane šiandieną iš ryto. Amerikietiškas siurblys. Amerikietiškas hidroforas. Bet tai va, nemalonu, o faktas. Tau ir brangi prekė.